Sveiki! Džiaugiuosi, kad žiūrite šį vaizdo įrašą. Šiandien pasidalinsiu 7 motyvacijos idėjomis, kurios padės jums išlaikyti pozityvumą ir praturtins kiekvieną savaitės dieną. Pirmadienis. Kinas kas vakarą. Pradėkite savaitę nuo kultūros atradimų. Kas vakarą pasirinkite filmą iš skirtingų šalių. Tai ne tik padės praturtinti žinias apie įvairias kultūras, bet ir suteiks naujų emocijų bei įkvėpimų. Tegu šis pirmadienio iššūkis tęsiasi visą savaitę, paversdamas vakarus prasmingais ir pilnais įspūdžių. Antradienis. Laikas pajudėti. Taip, juk po savaitgalio taip sunku būna išsijudinti. Tačiau netingėkite. Ši diena skirta aktyvumui. Raskite laiko pasivaikščiojimui, mankštai ar kitai judėjimo formai. Judėjimas ne tik pagerins nuotaiką, bet ir suteiks energijos visai savaitė. Trečiadienis. Dalinkitės žiniomis. Ar jau pastebėjote, kiek daug naujo sužinojote žiūrėdami filmus kas vakarą? Pasidalinkite įdomiausiomis mintimis apie matytus filmus ar įžvalgas su draugais ar artimaisiais. Tai ne tik praturtins pokalbius, bet ir paskatins kitus ieškoti naujų patirčių. Ketvirtadienis. Laikas gamtoje. Kai darbo savaitė artėja prie pabaigos, puikus metas atsipalaiduoti gamtoje. Pasivaikščiokite, praleiskite laiką gryname ore ar tiesiog stebėkite gamtos grožį. Tai padės atitrūkti nuo kasdieninių darbų ir galbūt net įkvėps naujai istorijai ar idėjai. Penktadienis. Rami pradžia. Juk žinome, kodėl penktadienis vadinamas mažuoju savaitgaliu. Pradėkite dieną nuo arbatos ritualo. Ramus rytas padės susikoncentruoti ir produktyviai užbaigti darbo savaitę. O šeštadienis skirtas švarai ir gamtai. Šeštadienis yra puikia diena pasirūpinti aplinką ir žaliaisiais draugais. Pasodinkite naują augalą ar išvalykite nedidelę gamtos teritoriją. Ir būtinai nepamirškite pasidalinti su draugais savo rezultatais ar paskelbti tai socialiniuose tinkluose. Juk tai gali įkvėpti ir kitus. Sekmadienis. Maisto kūrimas. Tegul sekmadienis tampa tik kulinarinė švente. Sukurkite patiekalą, kuris atrodytų kaip meno kūrinys. Tai ne tik praturtins dieną, bet ir suteiks džiugesio akimirkų dalyjantis maistu su artimaisiais. Štai tokie savaitės iššūkių pasiūlymai jums. Išbandykite juos ir pasidalinkite savo įspūdžiais komentaruose, kuri idėja jums patiko labiausiai. Galbūt jūs turite ir savų pasiūlymų, tad lauksiu jūsų istorijų.